Labas rytas, atsibundu su labai liūdna žinia, nes panašu, kad per naktį arba per vakar dieną kažkas tai nutiko mano kompui ir jisai nebeįsijungia. Kodėl tai yra labai liūdna žinia? Dėl to, kad visa medžiaga nufilmuota, kraunama yra į kompą ir aš tiesiog nebeturėsiu kaip nukrauti medžiagos ir dėl to iš esmės šitie vlogeliai turės pasibaigti. Jo, tai vienas dalykas, kitas dalykas, mano visi maršrutai, viskas yra kompe. Aišku, yra ir GPS, bet jeigu kažką pasiplanuot naujai pasidėliot, tai viskas, nebegaliu to padaryti. Šūdų krūva. Ir panašu, kad net nesipaustina. Tai žodžiu, tai laisvai gali būti taip, kad šiandiena taps ko gero viena iš paskutiniųjų vlogelių. Ne dėl to, kad aš nebeminsiu, o dėl to, kad nebebus kur dėtos nufilmuotos medžiagos. Tam kartui kaip ir atrodo išsisprendžiau savo problemą. Kompas vis tiek neįsijungia, bet bent jau sugalvojau, kaip galima nukrovinėti medžiagą. Tai tiesiog per telefoną. Gerai, kad yra išorinis kortelių skaitytuvas. Tai prijungi prie telefono, nukopijuoji į telefoną ir tada iš telefono į atsarginį kietąjį diską. Tai jeigu kietasis diskas nenumirs, tai jūs šitos vlogus pamatysit. Jeigu numirs, tai aš čia šneku veltui ir niekas šito daugiau niekada gyvenime nebeišvys. Anyway, pakuojos daiktus čia pasirodo belenkai populiarus trailas. Žmonės vieni paskui kitus vaikšto, mano palapinė sau stovi tiesiog. Žodžiu, gerai, pakuojosi, važiuoju. Tai va, jie čia vaikšto, o aš ant kalniuko buvau įsikūręs. Tai toksai, blema, tai visa laimė, kad nestovau toj pirmoj vietoj, nes tenai būtų buvę visiškai ant šito tako. Tai toks būčiau grinai kaip zoologijos sode. Geras. Vakar reiškia, atvažiuoji vakare, visi jau išsiskirsta, o nuo ryto pradeda. Pravažiavau visą trailą, tai iš esmės kaip ir visai buvo fun. Net ir tie žmonės, tai yra tų žmonių kiekiai, kurie buvo tenai, nelabai trukdė, o net ir padėjo kartais, kadangi jie atidarydavo man vartelius. Tai va, bet jau tiek kartų per dieną excuse me ir thank you turbūt nesu pasakęs gyvenime, nes su kiekvienu prasilenkdamas turi kažkaip tai pasisakyti, kad tu atvažiuoji, nes palikau skambaliuką Vilniuje, tai jo. Anyway, o pabaigoje tai čia buvo tokia kaip ir kavinukė, tai truputėlį stabtelėjau, pasėdėjau, atsigaivinau. Jeigu ką, neturėjau šiandien blyti, jeigu kam nors įdomu. Ir panašu, kad viskas ir praėjo tas lietus. Tai gal ir be reikalo rengiausi, bet jau taip nulijo visai smagokai. Anyway, ta ženklelis Eurovelo 7 reiškia mūsų naująjį maršrutą. Algirdas pasiduoda, spjauna į tą Grand North ar koks jis ten bebūtų trailą, velniop jį. Neturiu aš jėgų. Tiem trailam, žinote, per senas esu. Važiuosiu kaip žmogus, va. Bulinį kokią 12% įkalnę. Bet važiuosiu Eurovelo ir žinosiu, kad važiuoju lengvesniu keliu. Tikiuosi, jis bus įdomus šiaip.
atvažiavau į kažkokią vietinę miestelio mugę, šventę, nežinau. Einu pasivaikščiot, patyrinėti, kas čia gero ir kas čia vyksta. So this is our annual village gala day. So everybody just gets together and has beer and hamburgers and children playing inflatables, and we have dog shows and we have classic cars and mountain rescue, and what else do we have? Tombola, which is where people win bottles of alcohol. Is this just one day a year? One day a year, yes, usually June, July. I'm really lucky to get here on You are, festival. you are, indeed. So is it like everyone from this city, town? Yeah, most people, I think there's some visitors come up for the day, but yeah, most people live around here. Tai čia, žodžiu, visko yra, kažkas kažkuom prekiauja, vyko kažkokia tai šunų paroda, dabar jau ten turbūt tik tai likučiai pasirodymų belikę, nes pirmoji vieta mačiau jau vaikštinėje aplinkui ir pirmoji vieta atėjo ir mane labai draugiškai apuostė. Tai aš priėmiau už komplimentą, nors gal kaip tik turėčiau priimti už ne komplimentą, jeigu šuniui labai patinka mano kvapas. Oh, this is the one. This is mine? This is yours. Okay. There you go. Help yourself to ketchup, mustard and... Tai žodžiu, tai nusipirkau čia kažkokių sumuštinukų, dabar va sėdžiu, valgau, mėgaujuosi vaizdu ir buvimu tarp žmonių. Ir neužilgo trauksime atgal į kalnus. Šitie vietiniai burgeriai žiauriai paprasti. Iš esmės yra tik tai bandelė, mėsa ir svogūnai. Nu ir aš dar padažą užsidėjau. Tai paklausiau, ar čia yra tradicija tokius daryti, ar čia tiesiog. Tai sakė, kadangi čia vis tiek lauke viską daro, tai būtų tiesiog per daug vaznios, jeigu dar reikėtų su pomidorai žaisti, salotom, agurkais ir panašiai. Tai va, tai iš principo matyti tiesiog man tokie papala, bet šiaip, nu, iš tikrųjų skanus. Nu va, pasižmonėm, palikau mugę toliau švęst šventę, o aš atgal į kelią. Nežinau kodėl, aš įsivaizdavau, kad Eurovelo turi vesti tiesiais, lygiais, asfaltuotais keliais. Kas per velnias čia tada? Tuoj sakysiu, kad man ir šitas maršrutas per sunkus. Iš tikrųjų tai nežinau, ar pastebėjot, bet šiandien neturiu nuotaikos. Pats rytas prasidėjo labai kažkaip sunkiai, ilgai miegojau, naktį buvo žiauriai šalta, jaučiu gal vakar pervargau, tai organizmas buvo toksai išsekęs. Tada atsikėlus, ten tas kompas žiauriai sunervino ir dabar va tai va kažkaip neatsigauna. Nes, nu, ta prasme, kelioniai gal susitvarkysiu, nu čia kaip ir radau būdą nukrauti medžiagą, maršruto dar kartą keisti tikiuosi nebeprireiks. Nu, jeigu ką pasinaudosiu ten kokiais Google Mapsais ar kažkuo panašiu. Bet jeigu prireiktų man padirbėt, kas yra visai tikėtina, kad gali prireikti, tada aš nežinau, ką aš darysiu. Kažkos interneto kavinės kokias nors. Bet bijau, kad va čia gali būti sunku rasti. Pasijutau kaip kokiu amazonių apsupty. Staiga iš medžių pradėjo pulti vaikai. Eina šiktą. Vidutinis pakėlimas 12%. Čia panašu mountain bike trackas kažkoksai. Ar gal mountain bike parkas, reikėtų sakyti. Nes va pilna visokių mountain bikerių. Dauguma jų pradedantieji. Kažką čia treniruojasi, vašysi. Wanna help me? Wanna help me? Where are you going? Just touring around Scotland. Oh, that's cool. Oh, amazing. Yeah. Good choice. Thanks. Enjoy.
Bet šiaip žoskiai sunku. Žiauriai sunku. Pliuoju jau turbūt kokias 30 minučių į šitą kalniuką. Turėjau net stabtelt, apsipraust. Dabar šiek tiek pagerėjo. Jau tai pabaigsiu. Nebedaug beliko. Lemba, kokia nuostabi stovyklavietė būtų. Tobula vieta. Ir čia rašo, kad reikalingi leidimai. Norint kempinti, aš jų aišku neturiu. Aš net nežinau, kad tokių reikia. Tai va, tai... Va tau, blin, ir Škotija, kemping kur nori. Yeah, you, lemba. Jo, bet kokius krūmynus tai gali lyst, tikrai gali lyst. Bet tai ir Lietuvoje gali lyst į krūmynus. O vat kaip tai kokią nors gražesnę vietą, tai arba privati valda, arba va, kokių nors leidimų reikia. Nu, toks grinai... Sakau, čia yra tokia iliuzija graži sukurta apie tą free camping, wild camping. Gal reikia pažiūrėti, gal įmanoma juos dabar, čia ir dabar juos gal. Suradau, kaip galima nusipirkti leidimą, net ne ypatingai brangiai kainuoja, 4,5 svaro, galvojau nusipirkčiau. Spėkit, ar yra laisvų leidimų šiai dienai. Per visą šitą nacionalinį parką, ar kaip čia, nu ta prasme, čia kažkaip pagal ežerus yra paskirstyta, tai pagal šitą vat drive'ą, kur aš čia važiavau ir palei šitą ežerą, nėra ne vieno laisvo. Vat tak, vat, važiuojame toliau. Neturėsim gražios stovyklavietės. Gražu, būtų buvę. Jeigu aš gerai supratau tą žemėlapį, tai aš viskas išvažiavau iš tos vietos, kur reikia turėti leidimą. O čia vat pavažiuoji ir randi kuo puikiausią stovyklavietę laisvą. Tai jeigu aš gerai suprantu, tai aš galiu ramiai joje ir sustot. Ir nemokėti tų 500 eurų baudos, ne eurų svarų. Aišku, aš realiai numynęs šiandien 47 km, sakau, aš neturėjau nuotaikos mint. Ir dar, aišku, ten tas festivalis, dar kažkas, tai aš visur tiesiog stojau ir geriau kovą. Šiaip turiu vieną buteliuką dar užsilikusį, tai va, o šičia yra visai faina vietelė. Ir žinot, ką aš galvoju, jūs tikrai žinot, ką aš galvoju, nes aš galvoju, kad čia yra mano šiandienos namai. Bent vieną kartą Škotijoje ar šioje kelionėje norėčiau turėti gražius namus, o čia tiesiog visai jau man čia darosi feng shui. Stojam? Stojam. Jeigu ką, sumokėkit už mane tos 500 eurų baudos. Ne eurų, blemba, svarų. Nu, dar belieka sudaužyti fotiką iki pilnos laimės šiandien.
lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time away. So just let your head up on my shoulder. Nothing I wear is colder. Kol pasistačiau palapinę, visiškai sutemo ir lyg tai ateina lietus. Tai reikia greitai viską mesti į palapinę, kad nesušlaptų. O aš dar galvojau eit maudytis. Grinai sekundžių tikslumu būčiau gavęs lietučio. Nemanau, kad jis bus ilgas, bet gerai, kad spėjau pasistatyti. Visai nešpietnas tas gyvenimas, jeigu šviestų saulė. Kodėl visus realiai vakarus švietė saulė, išskyrus tą vakarą, kai turiu gražią stovyklavietę ir galėčiau sėdėti ir mėgautis. Tai ne, ateina kažkokie dar lietaus debesys, dangus juodas kaip šikna, atsiprašant. Nuostabu. Geriu sultinuką. Pasidariau sultinuką, bręsta greinliukas, viskas būtų tobula, apart. Turbūt visko norėti negali. O šiaip tai ką? Diena tai buvo tokia, sakau, žiauriai sunervavo mane tas kompas. Sakau, aš realiai filmuoju ir nežinau, ar kas nors išvys šitą medžiagą ar ne, nes aš bijau, kad numirs kietasis diskas, kol pargabensiu į Lietuvą. Maža ką, sakau, prireiks padirbėti, tai iš viso nežinau. Tai anyway, dienelė tai tokia, sakau, be nuotaikos, numyniau, net 50 kilų nenumyniau, bet, vieta graži sustojimui. Tai reziumė turbūt visai nieko. Na, o kaip toj dainoj, tikėkimės, kad rytoj bus geriau. Tai kągi, aš vakarosiu, o su jumis tada atsisveikinu ir tikiuosi, kad pasimatysime kitą kartą, tai yra rytoj. Ate. Cheers.